Už kačiukus! Už kačiukus! Už šuniukus! Už šuniukus! Ir už ežiukus! Už ežiukus! Vytautas, 100 metų, 1000 tostų. Arnas, Duracelis. Artūras, mėsininkas. Gabija, mergelė iš Nazareto. Visi moka gražiai kalbėti, bet ar visi išdrįs tai padaryti? Adrenalinas, įtampa, triumfas, naujieji herojai gimsta čia. Arba gyvenimas tave dulkina, arba tu dulkini gyvenimą. Bet ką tu dabar galvoji, už 5 minučių realiai tave kapo šunis? Manęs nieks nenugalės. Ar esi pajutusi stiprią simpatiją kaliniui? Enrique, por favor, por qué? Taigi nuvers ir galvą nukas. Sveiki, brangūs žiūrovai. Šiandieną sveikiname su jumis iš Kauno viešbučio Very Bad Hotel. Nuostabi atmosfera. Ir turime pas mus ypatingai žavę moterį, Kristiną Meseger. Iš tikrųjų, mes dažnai Kristiną duodam pačiam svečiui prisistatyti, bet šį kartą aš pabandysiu su kolege tave pristatyti, kaip mes tave matom. Nes su tavim gyvenom Instagrame paskutinį mėnesį gerą ir stebėjom, ką tu veiki, kuo tu užsiemi. Tai iš tikrųjų esi ypatingai įdomus žmogus, esi labai daili moteris. Ačiū, žinau. Nepamirškim paminėti, kad esi tikra lietuvaitė Dzūkaitė. Esi verslininkė, esi mama, esi žmona, esi bene drąsiausia, originaliausia, viena iš drąsiausių, originaliausių Lietuvos influencerių ir taip pat dabar kremti psichologijos mokslą ir dar ketini būti ir profesionali terapeutė. Ar dar Slaugytoja. Slaugytoja? Supratau. Tai ar dar ką nors iš čia primiršau paminėti, ką tu pati galėtum pasakyti? Labai išsamei. Ačiū, stengiausi. Gerai padirbėjai. Geras namų darbas. Kristina, turiu klausimą. Koks gyvenimo įvykis, kur buvo lūžis, kai tapai tokia atvira, drąsi, pasitikinti savimi? Ar visada tai buvo? Ar kažkas įvyko? Ne visada. Mokykloje iš tikrųjų net bijojau prieiti prie lentos ir buvau labai nedrasi. O išdrasėjau, gyvenimas privertė, iš tikrųjų. Tai kaip siekiau daug, pas mane labai dideli tikslai gyvenime ir kaip pasieki, ir kaip esi nepriklausoma, neišlaikoma vyro ir gerai uždirbi, tai žinoma, ta savivertė labai pakyla, pasitikėjimas savim atsiranda. Ir viskas. Ir kaip sakant, arba gyvenimas tave dulkina, arba tu dulkini gyvenimą. Tai aš pasirinkau antrą variantą. Kalba žavi ponia ant raudonojo zuikučio. Kristina, labai paprasta. Čia yra vienas obuolys, čia yra dar vienas obuolys. Aš blondinė. Kiek iš vis yra obuolių? Aš blondinė. Aš suprantu, bet kiek iš vis yra obuolių? Gal 2? Super. Tai dažniausiai, kad žmogus suprastų klausimą, aš padarau įžangą. Ar tu žinai, kas yra Tomas Pačėsas? Žinau tokį. Yra. Tavo kraštietis, teisingai? Jo. Tai trumpas klausimas, ar tu eitum su juo obuoliaut? Ne, su juo aš niekur neįčiau. Supratau, daugiau klausimų nėra. Aš tada turiu klausimą. Už ką pamilai savo vyrą? Už ką pamilau? Čia žinok, pats geriausias vyras. Ir Bet turi būti kažkas tai tokio vis tiek. Kaip jis tave sužavėjo? Kuo? Tai su 60 milijonų? Čia pirmas dalykas. Čia pirmas dalykas. O šiaip tai, jeigu rimtai... Dar 2 bent jau reikia išgirsti. Išspausti. Jeigu rimtai, tai mes abu tokie darboholikai ir siekiantys savo tikslų. Abu. Tai tas ir susimečino labai stipriai. Pinigai, darbas ir... Nežinau, toks tikslų siekimas ir kartu, žinai, vienas kitą pamotyvuoti. Nes pas mane anksčiau buvo vyrai, tai tokie, galima sakyti, silpnesni už mane. Tai.
Ir pas mane net į norus buvo užrašyta, kad aš sutikčiau vyrą stipresnį už save. Neįdomu tau buvo tiesiog. Ne, man buvo viskas. neįdomu, nes Tu juos aš juos peraugus. labai greitai po kabluku pakirždavau. O jūs tą sugebat, moteris, labai Jo. greitai. O čia šito tai ne. Bet labai įdomu, tu šitą vyrą išsimanifestavai? Taip. Geras, aš skaitau. Taip. Kokiu būdu? Rašiau. Rašei, svajojai, ką dar darei? Taip, rašiau savo norus, ten daug tų Burtus norų, jie visokius visi... darei? Ne, ten nevaražinau. Jo, bet buvo jis taip prašyta, tik tais biški prašoviau su amžium, bet šiaip tai išsipildė kaip ir viskas. Geras. Beje, aš visai pamiršau, Zigmas turi taip pat vieną klausimą, tai prašom dėmesio. Milijonas? Zigmas Nenustiksta šiandien vietoj. atsiuntė tau 2 klausimus, tai paleidžiam Zigmo klausimą, prašom dėmesio. Ela, Kristina, čia Zigmas iš Rietavo. A kuri jums dešra skanesnė? Ne tau pasakiau, aš Kristinos klausė, kuri skanesnė. Chorizo ar lietuviška bernelių? Tai va, Dešra. toks Zigmo klausimas, nežinau Dešra. apie ką pasimintis, kas vyksta su juo, bet jisai triuškina mus, kiekvieną laidą siuntinėja, paklaus to, paklaus kano, tai va tiesiog. Tai man atrodo, kad ten pas tą Zigmelį mintys labai jau garbanotos, tai aš nevalgau dešrų. Jokių. Supratau? Ne chorizo, Jokių nevalgau. bet ten tiek Nesveika, tapų figūrai. Ispanijai. Figūrai, ne. Taigi, manegi vyras labai prižiūri. Na taip. Žinai, jeigu aš sustorėsiu tik tais lyšnus kilogramas, viskas, man gėliuko durys neatsidarys. Tiksliai, šitą Ir pagal- susitarimą mes žinom ir Taip, ir gerbėm. pagal Daugiau- kontraktą aš negaliu nieko tokio nesveiko valgyti. Gaila, nes tiek skanių ispaniškų tapų yra su alyvogiam, chorizo dešrytė ir taip toliau. Yra, Kristina, bet ne. mokaisi psichologiją, kokių ambicijų turi netolimoje ateityje? Pakeisti lietuvių mąstymą. Labai geras tikslas, Į mes kurią taip pusę pat. nori įkeisti? Į gerą noriu Gerą. keisti, kad nebūtų pavyzdžių, piktų, negatyvių, o kad aš tokia, žinai, aš esu tokia gerietė ir man labai patinka, kaip viskas aplinkui, geri žmonės, viskas yra Harmonija. gerai. Taip. Jo, visa harmonija, viskas. Tai, labai norėčiau. Super, mūsų Padėti laidos tikslas jiems. irgi toks pat, kad nulaužti senus įsitikinimus. Taip, tą visą sovietų... Taip, išmušti iš to, kur stovi. Čia mums reikės padirbėti. Reikės. Taip stipriai, bet čia, žinai, irgi mano misija gyvenime yra, čia truputį iš numerologijos, tai mano misija yra, kad irgi vesti žmonės į Koks sėkmę. tavo gyvenimo skaičius? 4. Kodėl? Trumpai papasako, ką tai reiškia 4. Šiaip aš pagal tą 4 aš tipo turiu mokyti žmonės ir vesti juos į sėkmę. Ta ir darai. Tai aš tą ir noriu daryti. Super. Ir noriu būti tokia influencerė, kuri va iš tikrųjų, žinai, kažką duotų gero, ne tik tais ten kokius kremukus, žinai, pardavinėtų Taip. iš Alibaba. Bet ta prasme, kad biški kažkokios naudos duotų. Bet, pavyzdžiui, Kristina, nebijai, kad va tarsi studijuoji psichologiją, kilnus tavo tikslai, keisti mentalitetą, laužyti stereotipus, nuostatas lietuvių, kelt nuotaiką, vesti per iššūkius, kad žmonės keistusi. Tau netrodo, kad specialistai gali tau pavydėti, paskui gali grėsti tavo atestato praradimas? O ką? Nesusimastė apie tai? Ne, man žinok neįdomu. Nebijai to? Ne, aš nieko nebijau. Šaunuolė. Aš, Prie baimių mes dar grįšim. Taip, ir aš labai mėgstu, žinai, prieš tokią eiti, prieš sistemą ir būti ta juoda avis, ne baltoj toj minioj, ne toj pilkumoj, kaip dauguma yra žmonių ir jie bijo savo nuomonę pasakyti, bijo išsiskirti. Tai va, aš užsiauginau jau tokius kiaušinius, kad jau galiu pasakyti kažką. Bet, Kristina, kur problema tos pilkos masės? Kaip tu manai? Čia koks paveldas yra? Tai čia, turbūt rusų laikų. Ir bijo žmonės savo nuomonę pasakyti, išreikšti ir prisitapatina prie visų, bijo išsiskirti ir viskas. Ir čia didžiausia problema. Supratau. Aš dar noriu paprašyti, kad ką nors dzūkiškai pasakytum, bet taip labai labai dzūkiškai. Tai užduok klausimą. Jeigu būtum Alytaus merė, ką padarytum? Oi, tai tada tai jau
visiems būtų labai gerai gyventi, nu jau tu tik pamėslyk, nu, bet dabargi irgi buvo rinkimai, nu, ale pramazinau. Bet galvoju, kitų rozelį. Jau eisi. Tai jau eisi, bet laukt biski ilgo, kai aš jau galvoju, po tų 4 metų pabaigsiu savo studijos ir fyrinsiu iš čia. Bet žiūrėk, gal reikės dar likt. Bet aš ne į merės, ne. Aš į prezidentės. Tiesiai. Taip, tiesiai iš karto. Oh. Bet šiaip gyvendama Lietuje, matai, nu, vat, kažkokią neteisybę arba ką konkrečiai norėtum pakeisti, pagerinti? Alytui? Taip. Ar aplamai Lietuvoje? Ne, konkrečiai Alytui, savo gimtam miestį. Oi, nežinau, ten daug ką reikėtų keisti. Tai net neverta pradėti kalbėti turbūt apie šitą dalyką. Bet žinok, jo, iš tikrųjų tai ne, aš nenorėčiau niekada įti į politiką, nes, nu, ne mano mąstymai, aš ten juos visus, nežinau, ką aš jiems padaryčiau. Greitai susipyktum turbūt. Jo. Aš savo, žinai, dėstyčiau, aš ten nedaryčiau, kaip man liepia. Sukiždavo tokį duoną rankoje. Ir džiaugdavosi. Kas čia, taigi čia zviozdą filmuoja. Nu, Ramiai, gerai, nesimuškite iš Kas pradžių. čia dabar per? Davai, ai. atsibodo klausytis jūsų Naglas. lozungų čia. Mėsininkas. Malonu. Susipažinimas su kolega Labas. mėsininkas. Perėsim į kitą laidos levelį, kaip sakant. Nu, vary. Kristut, klausyk, turi virš 150 000 sekėjų. Atrodai visą fainą, laiminga visada. Kiek manai, kiek iš jų heiterių? Oi, daug. Ir vyrai. Vieni vyrai? Nu, labai daug vyrų. Įsivaizduoji? Tai reiškia, O tu? labai. Aš niekada neheitinu nieko. Ne, nu, žiūrėk tu Aš manęs, tik tu sekėjas. beisbolkę pasgaudai. Nu, Baisu, jau užduok. mūsų operatorius. Jau bijos mėsininkas užduoto klausimą. Užduok klausimą. Kokia tavo didžiausia baimė? Baimė mirti, baimė susirgti, baimė prarasti artimą žmogų, baimė kritikos baimė. Bet iš heiterių gauni daug kritikos, kaip Jo, tvarkaisi su tuo. tai va, šitos baimės aš ir nebijau. O kuri tave Tai jeigu atakuoja? va iš tokių baimių, tai gal jo, sakykime, prarasti artimą? Didžiausia baimė. Nu, galbūt tokia. Viskas suprantama. O dabar pasakoji, klausyk apie Ispaniją, nešioji savo feikus tenai, tik tai įeiti Feikus. pasivaikščioti, tam, kad tavęs neapvogtų, Aha. bet įsivaizduok, eini tikrai nesu feikais, viską originalų užsimetus ir link tavęs artėja 2 šuniukai su piktai atrodančiu dėdė. Ir tie šuniukai pradeda pult ir dėdė atiminėti tavo rūbus. Ką darai? Miau! Miau? Miau! Ir nepuls manęs. Nepuls? Ne. Prižadi? Taip. Kada nors bandėjai? Ne. Su miauksėjimu šunus nuraminti. Patikrinau. Ne. Bet davai pabandau. Man rodos reikia eiti pabandyti. Davai. Pasiemam, susirandam 2 šuniukus, įsitestuojam, pasiimk savo feikus ir Ir važiuojam, varom. ištestuosim, ar jie prieš tave atsiguls, ar vis Ir dėlto aš jums užpuls. pakošysiu pilvoką. Pasižiūrėsim. O tai bus. Tai va. Keliaujam. Nuvaro. Nu ką, kaip apkalbėjom prieš tai, nieko nebijai, viską padarai, visam pasiruošus. Esam parke, su nuostabiu vaizdu. Gal žinai, dėl ko mes čia? Nu taip. Nužudyt mane norit. Žinok, turbūt daug heiteriukų bandė tai padaryti, niekam nepavyko. Dabar jau rankytėm plos. Plos, sakys, va šitie pagaliau tai padarė. Na. Bet Ar nori heiteriam kokį nors perduoti linkėjimą? Gera proga. Manęs nieks nenugalės. Šaunuolė. Kristina, bet ar tu protų suvoki, koks tai yra rimtas iššūkis? Ne kiekvienas galėtų ryžtis tokiam iššūkiui. Kaip tu jauties psichologiškai? Tu studijuoji psichologiją. Tai aš psichologiškai paveiksiu. Čiučiukus. Bet ar nebus, kad po šito įvykio tu, nežinau, mesi mokslus? Ne. O kaip tu pati susitvarkai su ta baime?
Nu, dirbi su savim, kontroliuoji savo mintis ir... Bet ką tu dabar galvoji, už 5 minučių realiai tave kapo šunis. Kraujas Aš būsiu apsaugota. O kur tašė bus tuo metu tavo? Tašė saugos, feika. Artūras. Tai va, pasiruošusi ar ne išbandyti savo akių galę, nesakėjai, 2 šuniukus parklupdysi tiesiai prieš save. Ir tada Jo, kutensi. Pasiruošus padarysim? taip. Gerai, bandom ir važiuojam. Na kągi, parinko jums kolegos tokį iššūkį neeilinį, ar ne? Sužinosite šiandien, kiek šuo turi dantų. Galbūt žinot, kiek šuo turi dantų. 42. 42 dantis, tai 10 dantų daugiau negu žmogus. Šiandien juos galėsit paskaičiuoti ant savo rankų, kadangi tos priemonės yra skirtos, kad jums neįkastų tiesiogiai į minkštuosius audinius. Tas kostiumas apsaugos tikrai nuo dantų, tačiau su spaudimo ir kandimo jėga jūs galite pajausti. Kaip matot, kostiumas yra tik tais kelnės ir švarkelis. Šitas kostiumas yra prancūziško tipo ir mes neduosime jums jokių šalmų, kad būtų šiek tiek įdomiau, bet pasakysiu tai, kad mūsų šunys yra ruošti pagal karališkosios Olandų policijos programą. Na ir matuojamės kostiumą. Mano pradų nesuvalgys. Ne, šunys yra nežaisliniai, kaip jau minėjau, turi 42 dantis. Su spaudimo jėga gali siekti ir 800 kg į kvadratinį centimetrą. Jeigu jums pasiseks, jūs to nepatirsit, bet tikrai gali būti, kad šuo pričiups jums ranką. Dabar, kad nebūtų nelaimių, kad neįvyktų kažkas tai tragiško ar ne, klausom visą laiką manęs, ką aš sakau, ir naudojamės pagrindiniam 2 auksiniam taisyklėm. Rankos viduje giliai kostiume ir jeigu mūsų šuo nuvers, mes nedelsiant stojamės, kylam į viršų. Jeigu matysim, kad bus jau ekstra atvejais, mes šunis nusiimam, bet stengiamės to nedaryti. Klausimų. Tai šiaip mane nuversa, ne? Aš nežinau, kiek jūsų fizinis pasiruošimas leis, tiek jūs galite išstovėti. Jeigu esate fiziškai tvirtai sudėta, sportiška, atletiška, jūs tikrai galite išstovėti. Nu, gerai, Viskas, pasiruošusi? Einam? Šučkos! Fu! Nu, ateikit. Ateikit. Ramiai. Stojamės į viršų, kylam į viršų. Kylam. Nu, kas čia dabar? Stokit. Nu. Ai, skauda. Čia jums ne špiciukas. Gerai, dar. Jo, palik. Stokit, niekur nejudam, stovim. Ai, šiek. Kylam, labai gerai, kylam į viršų. Stojamės. Nu čia dabar. Čia kalytė. Prieš tai patinas kando. Nu, pabandykit pabėgti nuo šuns, dabar gal pavyks. Pabandykit nusimest, gal pavyks pabėgti kažkaip. Fu! Nu, mažiau, kad... Ša! Palik mane. Nu, dabar matau, rankos nepričiupo normaliai. Ne. Viskas. Gerai, sustojam. Ne, viskas pavargau aš jau. Galit pasukti ratuku šunį. Sustojam, nugarą ištiesiam, rankos nuleistos, nugarą tiesi, nesilenkiam. Stovim, nejudam. Nesisukiojam. Viskas gana. Stovim, nejudam. Vat, jeigu judat, būna šitaip. Stovit vietoj. Super. Užtenka? Jo. Paskutinį vieną. Ne, Viskas? nepavargau, man jau to ne. Net kojų pirštus skauda. Bliamu, Kristina. Šaunuolė, Kristina, pitaką duočiau, bet nepakelsi.
Tokia smulkutė mergina tiesiog paėmė tokį iššūkį. Kad Garantuoju, nesušaltum, dedam 99,99 heiteriukų procentas nesugebėtų to padaryti. Žiūrėk. Nors ir ištekėjus, norėjau sakyti, iki vestuvių užgis, bet... O ant kitos rankos, palauk. Ne. Bet čia jau ar... Kitą aš jau užtraukiau, supratau. Esmę. pirmasis buvo piktesnis. Ačiū šuniukam labai. Ten buvo vyras. Ai, vyras ir įvarė vyras? Ten heiteris. Buvo patinas pirmas, o antra buvo kalytė. Jo, matai, su Matai, bet tikrai vyrai tavęs nekenčia. Net šunis, patinai. Kristina man stebinti šono realiai drebėjo širdis ir buvo labai neramu dėl tavęs. Ypatingai, kai šuo bėgo iš galo. Pasakyk, koks tavo jausmas buvo viduje Nes tuo metu? nematai ir nežinai, ko tikėtis, tai čia baisiausia. Geriau jau kaip matai ir kaip tu, kaip jisai į tave atbėga. Nes gali bent prisidengti. Jo, ir tada kažką, ten aišku sakė, pasižiūrės, tu ten užsimerksi, ar sustingsi, ar ką, tai ne, va, baisiau, tai tikrai kaip iš nugaros. Bet aš girdėjau, kai ten stovėjai, sakai, nenoriu, paimkit mane iš čia. Kaip susitvarkiai su šitą vietą ir išlikai? Ne, tai labai, nugi tempia ir tūso, stipriai, skauda. Skauda, jo. Ta akimirka galvoji, kai jau lieka keli metrai. Nublemba galvoja, ar numes, ar nenumes. Bet norisi instinktyviai kažkaip rankas kelt, dengt veidą arba... Ne, sakė veido nedengt. Ar gavai adrenalino pakankamai? Miegosi ramiai šiandien. Ką vyrui papasakosi grįžus? Parodysiu vyrai. O kaip pajauti, kad jau taip kanda konkrečiai, kad jau dantukai jauti? Kokios mintis tada buvo? Galvoji, kad jau čia kraujo paleido? Nu, jau galvojau, jo. Nedarykit to vieni namuose, nesamdykit ant kaimynų, ant draugų. Pasikvieskit profesionalus, jeigu norit tai padaryti. Labai drąsi moteris. Wow. Dar mes esam paruošę tau iššūkį. Dar negana. Tai Kristina, sėkmės. Kokią esi turėjęs intimiausią pokalbį su savo mylimuoju? Kad 3 pabandyti. Rašiau apie Porsche. Buvo. Bentley atėjo. Lietuvoje man sektinų pavyzdžių tikrai nėra. 2 moteris ir 1 vyras, ar 2 vyrai ir 1 moteris? Už kačiukus! Už kačiukus! Už šuniukus! Už šuniukus! Ir už ežiukus! Už ežiukus! Vytautas, 100 metų, 1000 tostų.